Na, gerbiamas Eugenijau, aš pasakysiu, kad jūs ne tik žaidžiate žmonių nežinojimu, bet jūs ir pats nežinote. Ar jūs skaitėte rezoliuciją, ar matėte, į kokias sutarties straipsnius referuoja? Taip, aš sutinku, kad ES teisė yra nacionalinės teisės dalis. Bet ES teisė yra aiškiai apibrėžtos ribos. Pažiūrėkite ES sutartis, kas priklauso ES teisėjai ir kas nepriklauso. Jūs dabar pažiūrėkite į tą pačią rezoliuciją, į ką tenai referuojama. Referuojama į ES sutarties 2 straipsnį. Atsiverskim, paskaitykim, kas parašyta. Sąjunga grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisiniai valstybei ir pagarba žmogaus teisėm. Tai palaukit, tai visos LRT reformos tikslas yra būtent šitą. Toliau pažiūrėkit, ką jie grindžia toliau preambuliai. Nurodo ES funkcionavimo sutarties 228 straipsnį. Nu tai atsiverskit, kas ten parašyta. Ten parašyta, jeigu Europos komisija mano, kad valstybė narė pažeidė savo įsipareigojimus pagal sutartis. Nu tai palaukite, tai kur čia Europos komisija, kas čia dabar Europos parlamentas, kuris pirmą priėmė rezoliuciją, po 11 dienų pasikvietė tendencingai vieną kitą Lietuvos atstovą paklausyti. Toliau žiniasklaidos teisės aktai jie nurodo, 5 straipsnį. Nu pažiūrėkime, kas tam straipsnį parašyta. Finansavimas turi remtis objektyviais kriterijais. Tai palaukit, koks objektyvus kriterijus yra reikalingas konkuruoti LRT su komercinėmis televizijomis? Koks poreikis objektyvus verčia samdyti laidoms vesti privačios televizijos vedėją? Jeigu jūs remiatės europiniais aktais ir meluojate, blefuojate, tai į sveikatą. Tada noriu pasakyti, yra Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo 2003 nutarimas, kuriuo remintis yra pasakyta, kad kai kurioms institucijoms, ten kalba eina apie generalinę prokuratūrą ir generalinį prokurorą, bet taikytina ir LRT bei jo generaliniai direktoriai, gali būti priimami pakeitimai dėl jų atleidimo iš pareigų. Tačiau tokie pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus to pareigas einančio asmens kadencijai. Su gerbiamu Eugeniju, nu kaip mes galim diskutuoti, žiūrėkit. Aš sakau, kad Europos parlamentas įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus. Pasakau konkrečius argumentus straipsnių. Vietoje atsakymo jisai kalba apie 2003 metų Konstitucinio teismo nutarimą. Man atrodo, kad dar metai supainioti, bet man reikia patikrinti, nes 2006 buvo, aš jį gerai žinau. Tai klausykit, jeigu tai yra Konstitucinio teismo nutarimas, tai prie ko čia Europos parlamentas? Tai nežinau, ką aš čia turėčiau diskutuoti.